Betson lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Treneris, sunkios rungtynės, vieną tašką galiausiai išsiveža. Koks būtų komentaras apie pačią dvikovą? Taip, žinant visą jau rungtynių scenarių, tai iš tikrųjų tas vienas taškas jau pelnytas, jau kaip sakant, jau gelbėjomės, bet žinoma, rungtynės važiavom tikrai pasiimti pergalę, pasiimti 3 taškus. Žinant visą tą turnyrinę situaciją, norint žaisti Europoje kitais metais, turime rinkti 3 taškus, tačiau visą scenarijų žinant, tai vienas taškas šiandien irgi nėra blogai. Tai gerai prasidėjo rungtynės, vis tiek pakankamai greitai įvartį pelnėt, atrodo yra galimybė galbūt tikrai vėl pagauti rungtynėse šitose konkrečiai gerą bangą, bet praleidot ir tam antrajame kėlinyje vis tik Šiauliai atrodė, kad jie yra arčiau to antro, trečio įvarčio, galiausiai ir buvo tas antras pelnytas, ko galbūt pritrūko antrajame kėlinyje jau po pertraukos, jau pasikalbėjęs Rūbinėje. Taip, Rūbinėje šiek tiek tokių pakeitimų ir patarimų turėjome, tačiau, sakykime, jiem sunkokai tą kėlinį apskritai. Iš karto tik išėjo viena antra klaida ir tenai labai ankstyvas tas įvartis buvo įkritęs antras. Tačiau kas labai gerai, kad nepasidavėm, žaidėm toliau. Labai super, kad žaidėjai jie po keitimo mus pagyvino ir galų gale leido pelnyti antrą įvartį. Tos paskutinės galbūt 15-20 rungtynių minučių, nepamenu tiksliai, bet jau buvo ten, kur ir daugiau jūsų kampinių buvo, ir galiausiai tas įvartis po kampinio. Ar tai buvo tas žaidimas, kurio galbūt ir laukėte šiek tiek anksčiau gal? Taip, tai panašiai kaip ir pradėjom apskritai visas varžybas, aktyviau, kuriant, ieškant progų atakoje, tai ir tos paskutinės 10-15 minučių, to ir norėtumėm turėti 90 minučių. Ieškant tokių malonių dalykų, vis tiek jauno žaidėjo įvartis, tai kiek smagu, kad irgi patvirtina tą pasitikėjimą, žaidė vėl startinę sudėtėje įvartis iš Kevino. Super, mes esam visi labai laimingi dėl jo. Aš galvoju, didelis nuopelnas akademijos treneriam, taip pat jie šiandien turėtų būti laimingi dėl to, kad jis įmušė. Ir kas labai pozityvu, kad žaidėjas išeina nepatenkintas, nežinojo, kad antrą įvartį galėjo įmušti. Tai tik parodo gerą jo mentalitetą ir tikim juo, kad čia tas įvartis neatsitiktinumas ir tikrai ne paskutinis.